Traukinio kupė, traukiniu važiuoja kupė susėdę gruzinas ir mama su vaiku. Važiuoja, kuris tai laikas važiuoja ir taip berniukas atsisuka į mamą. Mamytė, ar galiu pabėsdėti? Labai pilvukas skauda. Negali, sunelė, kaip tu dabar matai, kad žmogus važiuoja dar. Bet mamytė, paklaus, gal galiu, nes man labai pilvukas skauda. Ar taip atsisuka moteris į gruziną ir taip sako, klausykit, gal galėtų mano sūnus pirstelti, jam labai pilvas skauda, čia turi problemų. Gruzinas, tegu bezda, pas mane slauga aš nieko neužudžiu, o taip, tegu bezda. Na, berniukas vieną kartą važiuoja, taip, po kurio tai laikus vėl, mamytė, ar galiu čia bezdėti. Mama vėl atsisuka į gruziną. Klausia, ar, gali tas jūs sūnus pabėzdėti. Tegu bezda, kas man slauga, aš nieko neužudžiu, tegu bezda, tegu vaikų geriau bus. Na ir, taip, po poros valandų, pastovaus tokio bezdėjimo, vėl eilinis klausimas gruzinui, sako, taip, ar galėtų pabėzdėti mano sūnus, jam, žinot, kaip lauga. Nebegali viskas bezdėti, už tai, kai gali bezdėti, bezda, 2 valandas, be sustojimų, bezda. Bet taigi, jūs sakėt, jums slauga, jis nieko neužuodžia. Slauga, bet tai akis greužti pradėjo.